automobilis atsirado pas mus kažkur tai už 7,5 tūkstančio. Šiam žvelgsim kitą populiarų automobilį, kurį renkasi lietuviai. Jūsų dėmesiui Audi Q5. Audi Q5. Būtent šitą automobilį parsivarėm mes, to pačiu laužom mitą komentaruose, kad jeigu čia taip gerai apsimoka, kodėl jūs patys nevežat ir nepardavinėjat automobilio. Tai taip, čia yra mūsų parvarytas automobilis, $3,5 tūkstančio ir automobilis atsirado pas mus kažkur tai už 7,5 tūkstančio. Automobilį tvarkėm nuoširdžiai, buvo šiek tiek įskilęs priekinis stiklas, pakeitėm jį nauju, taip pat buvo panoraminio stogo užuolaidėlė kabanti, irgi keitėme naują. Daužimas buvo prieki, štai šitoj pusėje, daužta lempa, sparnas, bamperis, šiek tiek kliuvo ir dureliam, bet durelės susitvarkė, nereikėjo keisti. Atvirai pasakius, aš pats labai nemėgau šito automobilio. Su laiku kažkaip netgi man pradėjo jisai patikti. Automobilis yra Premium Plus komplektacijos, iki pilniausios trūksta, tačiau komplektacija tikrai nėra prasta. Automobilis 3 litrų benzinas, rinkomės 3 litrų, nes šiek tiek patvaresnė negu 2 litrų, bet tikrai nemažas kuro sąnaudos palyginus su 2 litrais. Automobilis yra geras pasirinkimas šeimynams, kas augina bent jau 2 vaikus, su 3 jau truputį mažai vietos, tačiau tikrai užtenka. Pakaba yra aukšta, tai tinka labai žmonėms, kurie gyvena užmiesty, bet ir tiems, kurie gyvena mieste, tikrai patogus, nes jis nėra ilgas, geras labai matomumas, galit pažiūrėti, kokie yra dideli veidrodžiai. Automobilio bagažinė yra erdvi, nesunkiai tilps vežimėlis, galim patikrinti, atsidaro nuotoliniu būdu, tai tikrai daug vietos. Šitas automobilis atvyko Lietuvą su 180 tūkstančių kilometrų rida, puikiai išlaikytas, salonas beveik kaip naujas. Tai automobilis šiuo metu yra pardavime pas mus, yra įkeltas ir Auto Pliusą. Galit skambinti ir būtent šitą automobilį iš mūsų nusipirkti.